Sveiki. Troliai mumiai. Burtininko skrybėlė. Pirmas skyrius, kuriame aprašoma, kaip muminukas, snusmumrikas ir snifas aptiko burtininko skrybėlę. Kaip nežinia, iš kur atsirado 5 maži debesėliai ir kaip Hemulis susigalvojo naują hobį. Ta pavasario rytą, apie 4 valandą, per trolių mumių slėnį skrido pirmoji gegutė. Jie atsitupė ant pamelsminto namelio stogo ir 8 kart sukukavo. Žinoma, pakimusių balselių, mat buvo dar labai ankstyvas pavasaris. Paskui gegutė nuskrido toliau į rytus. Muminukas pabudo ir ilgokai gulėjo žiūrėdamas į lubas ir nesuvokdamas, kur esąs. Jis miegojo 100 naktų ir 100 dienų, ir sapnai dar knibždėjo aplinkui, ketindami vėl susigrąžinti jį į savo pasaulį. Tačiau, kai jis pasivertė, kad patogiau įsitaisytų ir dar pamiegotų, išvydo tai, kas galutinai išvaikė jam visus miegus. Snusmumriko lova buvo tuščia. Muminukas atsisėdo. Žinoma, snusmumriko skrybėlė irgi buvo dingusi. Prasti popieriai, pasakė savo muminukas. Jis priėjo prie Adaro lango ir pažvelgė laukan. Šit kaip. Snusmumrikas pasinaudojo virvinėmis kopėčiomis. Muminukas persirito per palangę ir trumpomis letenėlėmis nusirabždino žemyn. Pėdsakai visaip vingiavo. Buvo labai sunku jais sekti. Kartais jie padarydavo didelį šuolį ir susikryžiuodavo. Jam buvo linksma, pamanė muminukas, o čia jis apsivertė kūlio, aišku, kaip dieną. Staiga muminukas pakėlė nosį ir įsiklausė. Toli, snusmumrikas grojo lūpinę armonikėle, grojo savo smagiausią dainelę, žvėreliai puošė kaspinais uodegėles. Muminukas pasileido bėgte tiesiai muzikos link. Upės slėnyje išvydo snusmumriką, kuris sėdėjo ant tiltelio turėklo, tabalodamas kojomis virš vandens. Jis buvo užsismaukęs savo senąją skrybėlę ant ausų. Labas, tarė muminukas ir atsisėdo šalia jo. Labas, atsakė snusmumrikas ir grojo toliau. Saulė kaip tik išlindo iš už medžių viršūnių ir plieskė jiems stačiai į veidus. Merkdamiesi nuo šviesos, jie nerūpestingai mataravo kojomis virš blizguliuojančios sraunaus vandens, džiaugdamiesi vienas kito drauge. Šita upė ne kartą plaukė ir patyrė daugybę nepaprastų nuotykių, o kiekvienoje kelionėje susirasdavo naujų draugų ir pasikviesdavo juos į trolių mumių slėnį. Muminuko tėtis ir mama priimdavo visus jų pažįstamus vienodai ramiai ir padengdavo didesnį pietų stalą. Taigi namelis buvo kaip tikras bičių avilys. Ten kiekvienas darė, kas jam šauna į galvą ir retai, kas rūpinosi rytdieną. Žinoma, kartais nutikdavo pritrenkiančių ir siaubingų dalykų, bet niekam nebuvo nuobodu. O šitai juk didelis privalumas. Baigęs paskutinį pavasarinės dainos posmą, snusmumrikas įsidėjo lūpinę armonikėlę į kišenę ir paklausė. Ar snifas jau pabudo? Turbūt ne, atsakė muminukas. Jis visuomet dar savaitę uždelsė. Tuomet pažadinsime jį, ryžtingai pareiškė snusmumrikas ir nušoko nuo turėklo žemėn. Tokią puikią dieną reikia nuveikti ką nors nepaprastą. Po rytinės palėpės langų muminukas davė slaptą signalą. 3 kart sušvilpė paprastai ir 1 kartą ilgai, prisidėjęs letenas prie burnos. Tai reiškia, jog ketinama kažką daryti. Jie išgirdo, kad snifas liovėsi knarkęs, tačiau viduje nekrepšt. Dar pakartok, tarė snusmumrikas.
ir jie sušvilpė dvigubai balsiau. Langas su trenksmu atsidarė. Aš miegu, piktai riktelėjo Snifas. Nepyk ir lip pro langą, pasakė Snusmumrikas. Mes sugalvojome nepaprastą dalyką. Tada Snifas išsilygino nuo miego susimurkšlinusias ausis ir nulipo žemyn virvinėmis kopėčiomis. Galbūt reikia paminėti, jog iš visų langų buvo nuleistos virvinės kopėčios, kad įnamiai negaištų laiko eidami per priengį. Diena iš tikrųjų galėjo būti puiki. Žemėje knibždėjo gausybė dar apspangusių nuo žiemos įmygio vabalų, kurie lakstė aplinkui apsižiūrinėdami ir megzdami pažintis. Jie vėdinosi drabužius, šukavosi šepetėliais ūsus, tvarkėsi namus ir kaip išmanydami ruošėsi pavasariui. Kartais muminukas su draugais sustodavo ir stebėdavo, kaip statomas namas, arba klausydavosi kokio barnio. Pirmosiomis pavasario dienomis dažnai susiriejama, nes kokie jau čia juokai, jeigu esi ką tik pakirdęs po žiemos miego. Kai kur ant šakų sėdėjo medžių fėjos, šukuodamas į ilgus plaukus, o prie šiaurinės medžių kamienų pusės, prikiutusiame sniege, peliukai ir kitokie smulkus gyvūnėliai rausė ilgus tunelius. Sveikinu su pavasariu, tarė pagyvenęs Žaltys. Kaip praleidote žiemą? Ačiū gerai, padėkojo muminukas. Ar dėdė išsimiegojo? Puikiai, atsakė Žaltys. Perduokit linkėjimų tėčiui ir mamai. Maždaug šitaip jie pasišnekėjo su daugeliu sutiktų gyvūnų. Tačiau kuo aukščiau į kalną lipo, tuo nykiau darėsi ir galiausiai jie sutikdavo kelyje tik vieną kitą pelę, užsiėmusią pavasarinę ruošą. Aplinkui buvo šlapia. Fe, kaip nemalonu, tarė muminukas, keldamas letenėles nuo tirpstančio sniego. Kai sniego tiek daug, troliams visada blogai. Šitaip sako mama. Ir jis nusičiaudėjo. Klausyk, muminuk, tarė Snusmumrikas. Man šovė į galvą viena mintis. O jeigu užkoptume ant pačios kalno viršūnės ir sukrautume akmenų šūsnį, kaip ženklą, jog užlipome patys pirmieji. Taip ir padarysime, sušuko Snifas ir puolė pirmin, norėdamas atsidurti viršuje anksčiausiai. Viršukalnėje nevaržomai siautėjo pavasarinis vėjas, mėlynavo tolimi horizontai, vakaruose tyvuliavo jūra, rytuose aplink vienišąjį kalną suko upė, šiaurėje kaip kilimai plytėjo didžiuliai miškai, o pietuose iš mumių namelio kilo dūmai, nes mama virė pusryčiams kavą. Tačiau Snifas to nematė. Ant kalno viršūnės gulėjo skrybėlė. Aukšta juoda skrybėlė. Kažkas mus pralenkė, sušuko Snifas. Muminukas pakėlė skrybėlę ir ėmė ją apžiūrinėti. Labai graži, pasakė jį. Gal tau tiks, Mumrikai? Ne, atsakė Snusmumrikas, kuris mylėjo savo seną žalę skrybėlę. Šitoji pernelyg nauja. Gal tėtis jos norės? Svarstė toliau muminukas. Pasiimkite ją, pasiūlė Snifas, bet aš jau noriu namo. Taip noriu kavos, kad net pilvas urzgė. Ar jūsų irgi? Ir dar kaip, karštai pritarė muminukas ir Snusmumrikas. Štai taip jie surado burtininko skrybėlę ir parsinešė namo. Nė nenutuokdami, kad nuo tos akimirkos slėnyje prasidės visokiausi stebuklai ir keistenybės. Kai muminukas, Snusmumrikas ir Snifas suėjo į verandą, kiti jau buvo pagėrę kavos ir išsivaikščiojo kas sau. Tik muminuko tėtis dar sėdėjo, skaitydamas laikraštį. O, ir jūs pabudote, tarė jis. Šiandien itin nedaug naujienų. Upeliukštis sugriovė užtvanką ir sunaikino skruzdėlių koloniją. Visos kolonistės išgelbėtos. Toliau. Pirmoji pavasario gegutė 4 valandą praskrido per slėnį ir nulėkė į rytus. Gegutė žinoma gerai, bet vakarų pusėje gegutė būtų dar geriau.
Žiūrėk, ką mes tau radome, tarė muminukas išdidžiai. Puikią, juodą, aukštą skrybėlę. Tėtis labai atidžiai apžiūrėjo skrybėlę, paskui užsidėjo ją atsistojęs priešais veidrodį svetainėje. Skrybėlė atrodė kiek per didelė ir baisiai juoda, tačiau labai įspūdinga. Mama, pašaukė muminukas, eikš pasižiūrėti. Mama atidarė. Eikš pasižiūrėti į tėtį. Mama atidarė virtuvės duris ir priblokšta sustojo ant slenksčio. Ar ji man tinka? Paklausė tėtis. Visai neblogai, atsakė muminuko mama. Taip, tu su ja labai vyriškas, tik tai ji tartum tau per didelė. Gal taip geriau? Paklausė tėtis ir atsismaukė skrybėlę ant pakaušio. Pabėjojo mama. Žinoma, ji puikiai, bet man tu atrodai kur kas šauniau be skrybėlės. Tėtis apžiūrėjo save veidrodį iš priekio ir iš užpakalio ir iš šonų ir atsidusęs padėjo skrybėlę ant stalelio. Tikrai, tarė jis, ne viskas, ko įsigeidi, puošia. Grožiai nereikia jokių puošmenų, meiliai pasakė muminuko mama. Valgykite daugiau kiaušinių, vaikai, juk ištisą žiemą gyvenote tik spygliais. Ir vėl pradingo virtuvėje. Ką mes su ja dabar veiksime? Paklausė Snifas. Tokia puikiai skrybėlė. Panaudokit kaip popierių krepšį, pratarė muminuko tėtis ir užlipo į antrą aukštą rašyti memuarų. Didelės knygos apie audringą savo jaunystę. Snus Mumrikas padėjo skrybėlę ant grindų tarp stalelio ir virtuvės durų. Jūs įsigijote naują baldą, tarė jis ir vyptelėjo, kadangi retas Snus Mumrikas džiaugiasi nuosavybė. Jis puikiai jautėsi su savo senu kostiumėliu, kurį gavo gimdamas. Niekas nežino iš kur ir kaip. Ir vienintelis turtas, kurio nebūtų niekam atidavęs, buvo lūpinė armonikėlė. Jei jau papusryčiavote, eime į sodą pasižiūrėti, ką veikia snorkai, tarė muminukas. Bet išeidamas jis sumetė kiaušinio lukštus į popierių krepšį, nes buvo kai kada tvarkingas trolis. Svetainė ištuštėjo. Kampe tarp stalelio ir virtuvės durų stovėjo burtininko skrybėlė su kiaušinio lukštais ant dugno. Ir dabar įvyko stebuklas. Kiaušinio lukštai ėmė keistis. Mat, jeigu koks daiktas gana ilgam padedamas į burtininko skrybėlę, jis pavirsta į ką nors kitą, bet niekuomet negali iš anksto žinoti į ką. Laimė, muminuko tėčiui skrybėlė netiko. Jeigu jis būtų panešiojęs ją ilgiau, tai visų smulkių padarėlių gynėjas būtų sužinojęs, kas iš jo pasidarė. O dabar tėčiui tik truputį įsiskaudo galvą, popiet skausmas praėjo. Tačiau kiaušinio lukštai pagulėjo skrybėlėje ilgokai, taigi po truputį jų forma ėmė keistis. Spalva liko balta, tačiau jie vis didėjo ir didėjo, tapo švelnus ir purus. Po valandėlės jų buvo pilna skrybėlė. Tada 5 maži apvalūs debesėliai atsiplėšė nuo skrybėlės kraštų ir nuplaukė į verandą. Paskui švelniai nusirito nuo prieangio ir pakibo ore, truputį aukščiau nuo žemės, o burtininko skrybėlė liko tuščia. Prasti popieriai, tarė muminukas. Tai gaisras? Paklausė susirūpinęs Snorkas. Nejudėdami debesėliai kybojo priešais juos, nekeisdami formos tarytum kolų kuriuodami. Freken Snork labai atsargiai ištiesė leteną ir palytėjo artimiausią gauruotą debesėlį. Kaip vata, nusistebėjo ji. Kiti irgi prisiartino pačiupinėti. Kaip kokia pagalvėlė, tarė Snifas. Snus Mumrikas atsargiai stumtelėjo vieną debesėlį, tas truputį pasitraukė ir vėl sustojo. Kas tai? Paklausė Snifas. Ir kaip jie pateko į verandą? Muminukas tik pakraipė galvą. Keistas dalykas. Juk aš ten buvau, atsakė jis. Gal reikėtų pasišaukti mamą?
Ne, sušuko Frekensnork, patyrinėkime juos patys. Ir prispaudusi vieną debesėlį prie žemės paglostė jį letenomis. Koks švelnučiukas, pasakė ji ir kaip mat atsisėdo ant debesėlio ir kikendama ėmė supuotis aukštyn žemyn. Aš irgi pasigausiu vieną, riktelėjo Snifas ir užsilipo ant kito debesėlio. Ei, ople. Bet kai jis pasakė ople, debesėlis pakilo ir grakščiai apsuko ratuką. Viešpatie, sukliko Snifas, jis skrenda. Dabar jau visi sušoko kiekvienas ant atskiro debesėlio ir ėmė šūkauti. Ople, ei, ople. Gauruoti debesėliai ėmė strykčioti ilgai šuoliais, šen ir ten, kaip stambus klusnus triušiai. Snorkas susivokė, kaip juos vairuoti. Spusteli vieną leteną ir debesėlis apsigrėžė. Abiem letenom šauna pirmin, truputį pajudini užpakaliuką ir debesėlis pakyla arba sustoja. Siaubingai linksma. Įsidrąsinę jie pakilo iki medžių viršūnių ir iki trolių namelio stogo. Su savo debesėliu muminukas pakibo priešais tėčio langą ir sušuko. Kakareku! Iš to džiaugsmo nieko gudriau nesugalvojo. Tėtis metė plunksnakotį, su kuriuo rašė memuarus ir šoko prie lango. Prisiekiu savo uodegą, išsprūdo jam, prisiekiu savo uodegą. Daugiau jam nieko neatėjo į galvą. Galėsi parašyti nuostabų skyrių savo memuarams, tarė muminukas. Paskui jis nuvairavo debesėlį prie virtuvės lango ir pašaukė mamą. Muminuko mama ketino troškinti kepsnį ir labai skubėjo. Ką tu čia dabar prasimanai, mažylį, tarė ji, tik žiūrėk nenupulk. O sode Snorkas ir Snus Mumrikas buvo susigalvoję naują žaidimą. Visų greičių jie skriedavo su savo debesėliais vienas prie kito, kol susidurdavo ir pasigirsdavo duslus dunkstelėjimas. Tas, kuris nugriūdavo pirmas, būdavo pralaimėjęs. Na, dabar tu atsiimsi, sušuko Snus Mumrikas ir abiem letinom suspaudė debesėlį pirmyn. Bet Snorkas vikriai pasitraukė į šalį ir klastingai atakavo jau iš apačios. Snus Mumriko debesėlis apvirto ir raitelis dribo žemyn galvą į gėlių lysvę. Jam net skrybėlė užsismaukė ant nosis. Trečias raundas, paskelbė Snifas, kuris teisėjavo, lakiodamas truputį aukščiau negu kiti. 2, 1, pasiruošę? Gerai, marš. O gal mudu paskriskim tolėliau, paklausė muminukas Frekensnork. Mielai, sutiko Frekensnork ir privairavo savo debesėlį prie pat jo. Kur skrisime? Paieškokime Hemulio. Tai jis nustebs, pasiūlė muminukas. Jie apsuko visą sodą, tačiau įprastinėse vietose Hemulio nebuvo. Šiaip jis neina toli, tarė Frekensnork. Kai mačiau paskutinį kartą, jis surūšiavo pašto ženklus. Bet tai buvo prieš pusmetį, pareiškė muminukas. Ak, teisybė, tarė Frekensnork, juk mes paskui miegojome. Ar tu gerai miegojai, paklausė muminukas. Frekensnork šauniai praskrido virš medžio ir truputėlį pamastė atsakydama. Aš sapnavau baisų sapną, pasakė jį bjaurų vyrą su aukšta juoda skrybėle, kuris šaipėsi iš manęs. Keista, tarė muminukas. Aš sapnavau visai tokį pat sapną. Ar tavasis irgi mūvėjo baltas pirštinės? Kaip tik baltas, atsakė Frekensnork ir linktelėjo galvą. Abu dar valandžiukę galvojo apie tai, palengva skriedami per mišką. Staiga jie išvydo Hemulį, kuris vaikštinėjo susidėjęs letenas už nugaros ir nukabinęs nosį. Muminukas ir Frekensnork kiekvienas iš kitos pusės prilėkė prie jo ir drauge sušuko. Labas rytas. Oi, suriko Hemulis, tfu, kaip išsigandau. Juk žinote, kad aš nemėgstu. Kai kas netikėtai išdygsta priešais, man širdis į kulnis nukrenta. Ak, atsiprašome, pasakė Frekensnork. Ar matai, ant ko mes jojame? Keista, atsakė Hemulis, bet aš pripratęs prie visokių jūsų išdaigų. Bet to man dabar liūdna. Kodėl?
užjaučiamai paklausė Freken Snork. Tokią puikią dieną. Hemulis palingavo galvą. Vis tiek manęs nesuprasite, tarė jis. Mes pabandysime, pasakė muminukas. Ar vėl pametei kokį atspaudą? Atvirkščiai, atsiduso Hemulis. Turiu juos visus. Aliai vienu. Mano pašto ženklų kolekcija pilnutėlė. Joje netrūksta nei vieno ženklo. Tai juk puiku, pagyrė Freken Snork. Taip, aš žinojau, kad manęs nesuprasti, tarė Hemulis. Muminukas ir Freken Snork susirūpinę susižvalgė. Jie truputį atsiliko nuo Hemulio su savo debesėliais ir iš pagarbos jo liūdesiui dabar skrido jam už nugaros. Hemulis žingsniavo toliau, o muminukas ir Freken Snork laukė, kada jis išlies širdį. Netrukus Hemuliui išsprūdo žodžiai et. Tai beprasmiška. Dar po valandėlės jis pasakė. Ir kam visą tai reikalinga? Mano pašto ženklų kolekciją galima panaudoti vietoj tualetinio popieriaus. Nekalbėk šitaip, Hemuli, susijaudinusi tarė Freken Snork. Tavo pašto ženklų kolekcija nuostabiausia pasaulyje. Būtent, beviltiškai sušuko Hemulis, ji baigta. Man nebetrūksta nė vieno pašto ženklo, nė vieno atspaudo. Surinkau visus iki vieno, o ko man dabar imtis? Man regis, aš pradedu suprasti, lėtai pasakė muminukas. Tu nebe kolekcionierius, tu tik savininkas ir nebeturi jokio džiaugsmo. Taigi, kad neturiu, sumurmėjo sugniuždytas sielvarto Hemulis. Visai neturiu. Jis sustojo ir atgręžė į juos savo paniurusį veidą. Mielas Hemuli, tarė Freken Snork ir švelniai paplekšnojo jam per leteną. Man atėjo į galvą mintis. O jeigu tu imtum rinkti ką nors visai kitą, ką nors visai naują? Mintis puiki, sutiko Hemulis, bet jis dar buvo paniuręs, nes manė, kad džiaugsmas negali iškart išblaškyti tokio didelio liūdesio. Pavyzdžiui, peteliškes, pasiūlė muminukas. Ne, atsakė Hemulis ir jo veidas apsiniaukė. Jas renka mano pusbrolis iš tėvo pusės, o jo aš nekenčiu. Gal šilkinius kaspinus, pasiūlė Freken Snork. Hemulis tik prunkštelėjo. O papuošalus? Toliau viltingai siūlė Freken Snork. Jie niekada neišsenka. Fe, tarė Hemulis. Tada aš jau iš tikrųjų nebežinau, pasakė Freken Snork. Mes be abejo tau ką nors surasime, pagodėjo muminukas. Mama žino. Beje, ar tu matei ondatrą? Ji dar miega, liūdnai atsakė Hemulis. Ji mano, kad neverta pabusti taip anksti ir dievaži neklysta. Ir Hemulis toliau savo vienas nusliūkino per mišką. Muminukas ir Freken Snork nuvairavo savo debesėlius aukštai virš medžių ir lėtai judėjo į priekį, šildydamėsi saulėje. Jie suko galvas, ką dabar kolekcionuoti Hemuliui. Gal kriauklės? Siūlė Freken Snork. Ar kelnių sagas, tarė muminukas. Tačiau šiluma jos migdė, sunku buvo galvoti. Jie atsigulė aukštielninkės ant savo debesėlių ir žvelgė aukštinį pavasario dangų, kur čireno vieversėliai. Ir staiga abu išvydo pirmąją peteliškę. Visi juk žino, kad jeigu pirmiausia pamatai geltoną peteliškę, vadinasi, vasara bus smagi. O jei balta, vasara bus tikrai rami. Apie juodas ir rudas peteliškės visai nereikia kalbėti, tai pernelyg liūdna. O žinot, vaikai, aš šiandien pamačiau geltoną peteliškę. Aš sėdžiu dabar miške pilname mėlynų žibučių ir atrodo, kad tiesiog žemė mėlyna. Ir praskrido geltoną peteliškę. Na va, toliau jums pasakysiu apie trolius mumius. Tačiau šitoji peteliškė buvo auksaspalvė. Ką tai reiškia? Paklausė muminukas. Auksinės peteliškės aš niekada nesu matęs.
Auksinė dar geriau negu geltona, tarė Freken Snork. Pamatysi. Grįžę pietų, prieangyje jie sutiko Hemulį. Jis visas spindėjo iš džiaugsmo. Na, paklausė Muminukas, kas atsitiko? Augalus, sušuko Hemulis, aš užsiimsiu botaniką. Snorkas sugalvojo, aš padarysiu puikiausią pasaulyje herbariumą. Ir Hemulis išskleidė sijoną. Hemulis visuomet dėvėjo suknelę, paveldėtą iš tetos. Aš manau, kad visi Hemuliai vaikšto su sijonais. Tai keista, tačiau taip yra. Autorės pastaba. Žodžiu, Hemulis išskleidė sijoną, norėdamas parodyti jiems pirmąjį savo radinį. Tarp žemių ir lapų gulėjo maža smulki paprastoji vištapienė. Gagė liutė išdidžiai pareiškė Hemulis, pirmas kolekcijos numeris, nepriekaištingas egzempliorius. Ir prieėjęs prie valgomojo pietų stalo, jis viską išvertė tiesiai ant jo. Pasitrauk į kampą, tarė Muminuko mama, čia stovės sriuba. Ar jau visi susirinko? O Ondatra dar miega? Kaip užmušta, atsakė Snifas. Ar šiandien buvo linksma? Paklausė mama, visiems pripylusi lėkštes. Pasiutiškai linksma, sušuko visa šeima. Kitą rytą nuėjęs į malkinę pasiimti 5 debesėlių, Muminukas pamatė, kad jie išnykę, viseliai vienu. Ir niekam nedingtelėjo, kad tie debesėliai buvo pasidarę iš kiaušinio lukštų, kurie vėl gulėjo burtininko skrybėlės dugne. Na štai, ačiū ir iki.